Ką tu savo svajoji? Egzaminų ne už kalnų, greit dirbti. Atsiprašau, mokytojų. Ar padarai namų darbus? Tu ir vėl svajoji. Nusišauk su durų rankena. Kaip tu išlaikysi egzaminą? Nusišauk su durų rankena. Tu ir vėl svajoji. Ar padarai namų darbus? Tamsta mokytojų. Tai, Gal galime į tualetą? eik, ir greitai. Blemba šiandien pavargau kaip. Metas namo. Šiandien buvo sunki diena mokyklai. Reik prigult, nusnaust. Kas ten? Reikia eiti. Aš egzaminų fantomas. Egzaminatorius. Ne, padėkit. Ne! Laikai muzikos egzaminą. Ne vieni išlaikyti. Bachas, Beethovenas, Mozartas. Ne! Pagaliau. Senė, gali tualetinę paduoti? Jo, aišku. Kaip reikalai su matematika? Palik mane ramybėj! Nuo egzaminatoriaus nepabėgsi. Klausau. 100 dienų. Reik pažiūrėti televizorių. Sveiki, jūs ir vėl kankina neaiškus sapnai, nemiga, naujoj vietoj išdygęs gusas,
O galbūt mokslai? Jums į pagalbą atskuba žynys. Užsisakę žynį dabar, gausite 50% nuolaidą. Į žynio komplektą įeina vienas žynys. Tik paklausykite šių patenkintų klientų. Labą dieną. Norėčiau užsisakyti vieną žynio paketą. Sveikas, Algirdai, kuo galėčiau tau padėti? Iš kur žinai mano vardą? Nes aš žynys. Algirdai, norint išspręsti tavo problemą, turi man duoti savo ranką. Sakyk, kas tau atsitiko? Tave apsupus juodoji magija. Negaliu nieko nuskaityti. Mane persikėjo juodasis egzaminatorius. Žinau tavo problemą. Aš ir pats baigiau tik 10 klasių. Algirdai, yra tik vienas kelias, kuris gali išgelbėti tavo sielą. Tau reikia rasti mokslo laumę. Pona žiny, o kaip man rasti tą mokslo laumę? Kadaise žinojau kelią, kaip ją rasti. Bet dabar šiek tiek primiršau. Gal kas padėtų prisiminti? Bet aš grinų tai neturiu. Tiks ir kortelė. 8653. Štai, suvalgyk šį blyną ir atsirasi pas laumę. O Dieve, kodėl aš nuogas? Nuogas. Kur aš atsidūriau? Kur? Algirdai, tiesiai paskasi duris pas laumę. Ar tu ta garsioji mokslo laumė? Taip, kuo galėčiau padėti? Noriu atsikratyti baimės egzaminams, nes bijau jų neišlaikyti. Yra tik vienas būdas, kaip atsikratyti šios baimės. Tai vadinama mokslu. Kas tas yra mokslu? Eime, parodysiu, kas yra mokslas. Nuo šiol nebebijau jokių egzaminų, nes visur su savim veduosi mokslą.